besižiūrintis laidą Vienam gale kablys, šiandien mes prie Baltijos jūros. Taip, kol mes neturime žiemos, kol visi svajojame apie poledinę žūklę, žvejoti kažką tai reikia. O kad žvejoti, tai galima puikiai praleisti laiką ant Baltijos jūros kranto. Tuo labiau, kad plekšnių žvejyba iš tikrųjų įdomi ir jeigu tik tai leidžia į jūrą, tai kodėl ne? Kodėl ne? Nu, vis geriau negu namie sėdėti. Mūsų bičiuliai jau, kaip matau, dirba čia rimtai. Eisim ir mes padirbėti. Jūra šiandien tokia, pakankamai banguota, bet vėjas nukrito per naktį. Aišku, viskas dar malasi. Kokia šiandien bus dydžio žuvis. Kad jų pagausime, tai aišku, kokia dydžio neaišku. Bet iš tikrųjų bent jau laiką praleisime ir vėl kažką tai įdomus jums parodysime. Tada, kai atrodo, nebėra ką žuvauti. Keista mums meškeriotojams gruodžio mėnesio pabaigoje susitikti prie Baltijos jūros su dugninėmis meškerėmis, vadinamaisiais surfais. Tai yra galingiausiamis dugninėmis meškerėmis, skirtomis žvejoti Baltijos jūrai. Iš tikrųjų keista, nes geriausias metas, taigi plekšnių žūkliai spalis, na ir lapkritis. Gruodį visi senai sėdėdavome ant ledo, bent jau ant to vadinamojo pirmojo. Ir tikrai nežvėjodavom plekšnį. Na, dabar, kaip matote, yra taip, kaip yra, ir štai pirmieji laimikiai, nors ir nedideli, bet tai įrodymas, kad šiuo metu laiku dar kažką tai galima pagauti Baltijos jūroje ir kažką tai nuveikti įdomaus. Pirmosios mūsų bičiulių pagautos žuvis, tai įrodymas, kad gal ir visai teisingai pasirinkome tokį sprendimą važiuoti prie Baltijos, mesti masalus tolyn, gilyn ir tikėtis kibimų. Ir kas svarbiausiai, tie kibimai sega. Nors šiaip tikrai nekartą teko žvejoti Baltijoje labai vėlyvą rudenį ir kuo būdavo šaltesnis vanduo, to plekšnės įsitraukdavo ten tolyn, nes automatiškai šalant vandeniu ir krevetės ir nedidelės žavelės, pagrindinis plekšnio maitybinis šaltinis pasitraukė ten kažkur toliau, bet dabar dar vanduo kažkoks šiltas, pusiau vėlo rudens. Ir štai žuvis kimba. O tai jau yra neblogai. O jeigu jos kimba, tai žinoma, galvosime, kaip pagauti ir didesnį. Nu va, jau pirmosios žuvis yra. Eugenijus, Dainius, mūsų laidos bičiuliai, kaip matėte, jau pagavo savo pirmąsias žuvis, reikės ir mums pagaudyti. Aišku, šiandien norėsime papasakoti šiek tiek apie tą plekšnių žūklės strategiją. Nėra labai sudėtinga, bet yra tam tikrų niuansų, apie kuriuos tikrai bus verta papasakoti, ir sistemelės, ir kvapus, ir kaip uždėti vadinamąją porciją, ant ko gaudyti reikalų bus. Aišku, mes turim šiandien visą kulinarinį buketą, kaip matote, kvapų, pačių įvairiausių ir daug. Reikės pabandyti jais papurškinėti porcijas ir atrasti, ant kurio iš tikrųjų kimba. Tai būna, kad, pavyzdžiui, iš tų visų kvapų sudirba kažkoks vienas arba du ir ant jų geriausiai plekšnės kabinasi. Aišku, kai plekšnės kimba kaip išprotėjusios, tai visiškai nesvarbu. Bet tada, kai jos kimba sunkiai, šiandien pagal dydį aš jau matau, kad nebus lengva žvejyba. Tai visi va šitie nedideli, kaip mes žvejai vadinam, pribumbasai, turi mums padėti. Šiandien jau pabandę pirmosius metimus, supratome, kad srovė pakankamai didelė, taip, pietų srovė ir mūsų masalus neša, dėl to naudosime štai tuos vadinamosius ragus, svorius, kurie patys įsikabina į Baltijos dugną ir laiko neleidžia srovė nešti mūsų masalų. Na, masalai tradiciniai, tai yra vadinamoji porcija, kaip matėte, koja štai taip gražiai pjaustama, ir krevetės. Žinoma, kaip jau supratote, kad šiandien naudosime daug pačių vairiausių kvapų. Vėlgi, yra tokia teorija, kad kai plekšnės kimba, masalus reikia kvepinti ir tuo esame ne kartą įsitikinę. Ypatingai tada, kai jos kimba prastai. Žinoma, kai būna tas pavasarinis vadinamasis žoras, kai plekšnės ateina prie krantų neršti, tai ten jau nebėra laiko nei purškinėti, tiesiog jos ryja viską, ką jam tik tai duodi. Nu, dabar, kai žuvis neaktyvi, o iš tikrųjų neaktyvi, mažai juda turbūt, vėlgi tas žiemos režimas, tai tas mūsų kvepinti porcija gali paskatinti plekšnę imti kabliuką, o tai mums yra svarbiausia. Kiekviena dabar žuvis aukso verties, taip. Nu va, tas va kibimas iš karto matomas, kad ir kokia bebūtų
banga, vėjas, bet plekšnė yra tokia žuvis, kur der per tą galiuką. Ir jinai, jeigu jau ten įsikanda, tai įsikanda. Kaip supratote, kaip mes šiandien žvejojame, kad naudojame realiai tos vadinamuosius ragus, tai yra svoris, kuris pats įsikabina į dugną ir laiko vietoj, nes iš ryto pakankamai didelė srovė buvo toksai nešimas ir paprastas svarelį dėjom, tai tas paprastas svarelis, ohoho, ten neždavo į ten į dešinę nerealiai, bet ragai ir padeda būtent tokiai žūkliai. Plekšniai šiandien menkos, matyti, gal po audros tas didesnės kažkur pasitraukusios, bet jie tokie. Svarbu, kad atsidarom. Kiek didesnės nei lauro lapai, bet tai plekšnės, kurios iš tikrųjų nuteikia optimistiškai. Šiandien mes žvejojame Latvijoje, Papės paplūdimyje, nes ten didesnės duobės ir ten tiesiog plekšnių dydžiai nėra ribojami. Pas mus norisi priminti, kad plekšnių dydžiai yra ribojami ir jau yra matuojamas. Tu visai mažyčių lauro lapelį imti negalima. Bet būna taip, kad tos plekšnės ir jie kaip beprotės. Iš tikrųjų dažniausiai žuvis kimba, tiesiog paima masalą ir ten kažką tai makaluojasi ir tą kabliuką reikia traukti vos jie ne iš užpakalio. Na, su paleidimu tada jau kalba sunki. Bet realiai, jeigu galima apkalbėti šios dienos žūklę, tai žuvis mums kibo iš ties ir ką įmanoma, žinoma, nedidelę mes paleidome, bet idėja tokia, kad taip, kibimų buvo ir pakankamai smarkiai jos purtė mūsų meškerykočių galiukus, o tai yra galų gale smagu ir gera tada, kai leidžia vėjas, kai oras ir ypatingai žmonėm atvykusiem iš kažkur tai toliau, pabandyti pažvejoti štai tokią egzotišką žuvį kartą per metus, smagu. Neskubi žvejyba, ar ne? Jeigu taip linkteltų dugninės meškerės galiukas, tai jau ten kaip kiršė už kartą, kad nieks nepabėgtų. A, čia pamatai iš toli tą galiuką besimakaluojantį. Ramiai savo pasitraukė. Ir štai, kaip matote, užeina didesnių plekšnių būrius, jau tokios, ypatingai norisi priminti, kad rudenį jos storos, plačios, netokios plonas kaip pavasarį. Ir štai tokias jau gaudyti visai smagu. Ir tas vadinamasis meškerykotis sulinksta. Ir aišku, kai tu trauki iš toli po savo tolimo metimą, štai tokia žuvis, tada sakai, okei, laikas leidžiamas tikrai puikiai. Na va, užėjo būrelis rimtesnių žuvų. Viskas liuks. Sveikinu, kolega. Tokia mūsų pirma laidos dalis, kaip matėte, veiksmas vyksta. Kas yra svarbiausia mums meškeriotojams dabar galvoti, ką čia žuvauti. Ir galima žuvauti gražiai, tvarkingai. Hei, ne vieno žmogaus, tik su savo bičiuliais, draugais. Antroje laidos dalyje jūs matysite pakankamai įdomų aplinkosaugos ministro interviu. Pamatysite, kur problemos yra iš tikrųjų. Problemų mes meškeriotojai turime nemažai dabar. Bus labai gera naujiena vaikams, dovanos iš Bergeno, Norvegijos žvejų bendruomenė, lietuviai ten išvažiavę, sugalvojo padovanoti naujų metų ir kalėdų progą vaikams gražias 3 dovanas, 3 pinigus surytėm, irgi labai gerai. Na ir aišku, dar pažvejosime ir Eugenijus papasakos apie šiuolaikinės technologijas, tai vėl įdomu. Visą tai po pertraukos. Sveiki, sugrįžę žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien tęsiasi prie Baltijos jūros, nuo krantą, kur mes su bičiuliais, jau galim sakyti, ir kalėdojam. Žvejojam plekšnės.
Smagu, romantiška ir to labiau, kad daugelis mūsų bičiulių iš tikrųjų praleidžia dabar tą laiką, kai jūra leidžia būtent su vadinamaisiais surfais, tai galingomis dugninėmis meškerimis ir daug ką žvėja sutemus. Iš tikrųjų, sutemus lygiai taip pat smagu, to labiau, kad temsta 5 valandą jau būna beveik sutemę ir būna taip, kad naktį žuvis kimba ir didesnės, ir agresyviau, taip kad galite savo fantaziją ir savo vakarą praleisti tiesiog dabar ant jūros kranto ir džiaugtis kibimu. Tai labiau, kad neretas svečias naktinėje žuklėje ir viena kita menkė. Tai tokia ta žvejyba jūroje, kaip matėte, pakankamai gražiai gali leisti laiką su draugų kompanija, švaru, tvarkinga, žuvis kimba ir tai yra įdomu. Na, o dabar turime interviu ministro, aš pabandysiu šiek tiek paaiškinti ir papasakoti prieš istoriją. Problema yra tame, kad Žemės ūkio ministerija nori atsiimti iš aplinkosaugos ministerijos verslinės žvejybos kvotas. Ir idėja tokia, jeigu atsiims tas kvotas, jeigu pradės verslininkams žvejams skirstyti, tai vėlgi mūsų ežeras sugrįž verslinė žuklė ir praktiškai ten, kur yra žuvies, aplinkosaugos ministras bus priverstas dalinti kvotas ir leisti verslinę žuklę, su kuria mes visi žvejai mėgėjai kovojame, kad bent jau vidaus vandens telkiniuose nebūtų. Niekas nekalba apie Kuršių marias, apie Baltijos jūrą, bet iš tikrųjų tokios Kauno marios, kurias jau dabar už mūsų pinigus yra pakankamai daug įleista žuvies ir šiaip verslinė žuklė dabar, kuri buvo uždrausta, tiesiog žmonės jaučia, kad Kauno mariose žuvis atsigauna, iš tikrųjų pradeda pagauti laimikius ir jeigu grįž verslas, o verslas visiems yra galingas su daug tinklų, turėsime problemų ir dabar vyksta ta kova. Aišku, ministras pasakoja visą tai labai politiškai, korektiškai, bet aš manau, kad esame jų suprasti. Oponentai, ir aš nenoriu vadinti kitaip, vadinkime oponentai, tikrai nemiega, jie atsibunda. Ir jeigu mes, aš manau, kad tai žingsniais įvedam tvarką ir tai kai kam, tai labai nenaudinga. Kai kas praranda pakankamai didelės pajamas, mano manimu didelė dalim šešėlinės ir jie su tuo susitaikyti taip lengvai nenori. Ir dėl to kyla lobistiniai dalykai einantys per Seimą, per Seimo narius. Dėl to kyla noras, reiškia, perimti iš aplinkos ministerijos realiai žvejybos gėlose vandenyse tvarkymo galimybės ir sugrąžinti jas į tuos laikus, kurie buvo tol, kol mes pradėjom tas pertvarkas. Tai tam įstatymo projekte, kada siūloma ne tik kvotas, bet ir limitus perduoti, gražinti ministerijai, kurioje jie buvo daugelį metų ir kurioje, atvirai šnekant, aš iki šiol nesuprantu, kodėl būdavo kvotos dalinamos nemokamai ir labai didelės, kodėl ten būdavo kiti sunkiai suprantami žingsniai daromi, kodėl buvo nematoma, kad verslinė žvejyba pagal ataskaitas negali išgyventi ir jau senai turi būti bankrutavus, o tos įmonės dantim laikosi, reiškia, tų visų dalykų. Manau, kad tai yra buvo tokia didžia dalim, aš nenoriu pasakyti, galbūt yra ir įmonė kita kur kitaip, bet, reiškia, priedangos, mano manimu, šešėliniam dalykam. Ir dabar visos tos šešėlinės jėgos arba šešėliniai tie interesai pakilo ginti savo interesų, kurie mano nuomonė yra neteisėti, nes jie iš mūsų visuomenės, reiškia, atiminėja mums priklausančius dalykus. Ir to išraiška yra spaudimas tam tikrom grupėm Seime, to išraiška yra įstatymų atsiradimas, kadangi su mūsų ministerija ir ministru jie jau praradę viltį susitart ir kad bus taip, kaip buvo iki šiol, o buvo mano manimu nenaudingai visiems ir ne tik tai žvejam mėgėjam, visiems Lietuvos piliečiam, jie bando sugrąžinti situaciją į buvusias vėžes. Norėčiau tikėti ir kviesti visus nepasiduoti. Tai va, tokie reikaliukai. Nežinau, kaip čia bus. Iš principo
labai paprastai skaičiais operuodami galim drąsiai pasakyti, kad mes žvejai, mėgėjai, žuklės parduotuvės per metus valstybės biudžetui atnešame apie 150 milijonų litų. Tai yra licenzijas, tai yra mokesčiai, tai yra žuklės įrankių pirkimas. Niekas dar į tai neįskaičiavo nei mūsų benziną, nei mūsų gyvenimo kaimo turizmo sodybose, nei mūsų valčių nuomų ir taip toliau ir taip toliau. Tuo metu verslinė žuklė Lietuvos biudžetas sumokėjo 8 000 litų. Yra labai didelis skirtumas, ar ne? Žvejai mėgėjai savo leidimų įžuvino ežerus, vandens telkinius, vienu už leidimu surinkta daugiau nei 5 milijonai litų. Ir skaičiai sako viską logiškai ir aiškiai, kas yra naudingiau valstybei, bet kaip matėte, yra povandeninių srovių, bet manau, kad mes žvejai įsikūrė žvejų meškeriotojų konferencija. Tikrai bus suvažiavimas, tikrai atsiras gera stipri organizacija, kuri vienys daugiau nei 200 000 žmonių, tai yra tiek žvejojančių Lietuvoje. Ir aš manau, mes savo tikrai pasieksime, kad mes, mūsų vaikai, galėtum gražiai ir smagiai laiką leisti būtent gamtoje. Ir žinoma, pagauti žuvies. Išradingi ir net meškeriotojai vis dėlto sugalvoja dar kažką tai veikti. Visi kaip bepračiai laukiam to tikro atšalimo, kada galėsime jau lipti ant ledo. Visų galvose jau tos ir paledinės žuklės dėžės, ir šilti, kaip supratote, batai, ir komedizonai, ir viskas, kuo mes esame apsiginklavę ir laukiame tų švytuoklių ir avižėlių kišimo į eketės ir pirmųjų gražių paledinės žuklės ešerių. Bet yra kaip yra ir dabar, iš tikrųjų, vienas iš mūsų nedaugelio, kaip supratote, mūsų laidoje pasiūlymų, pabandyti pasimėgauti dar žvejybą nuo kranto. Aišku, kas mėgsta, gali bandyti žvejoti ir nuo Palangos tilto, ten, kur daugiau žmonių, galite žvejoti ir Liepojo nuo molo, daug kas taip veikia, bet jeigu norite tikros ramybės, romantikos, gerų draugų, pokalbių, sprendimų, tai štai, tokia žuklė yra pats tas. Nu, tokia žuvis gaudyti išties smagu, tuo labiau, kad laukia kalėdos ir šviežia žuvis ant kalėdinio stalo. Žinoma, saikingai šviežia žuvis ir saikingas jos kiekis tikrai daugeliui palieka puikių atsiminimų. Tas ten metimą klasišką turi, taškosi, blaškosi kažkur po bangas. Lai pats ir papasakoja apie batus, kodėl jie nešlampa. Sveiki žvejai, šiandien pakalbėsim apie avalynę. Taigi, šiuo metu išpopuliarėja EVA batai, tai yra tie vadinami plasmasiniai batai. Turi šiokį tokį trūkumėlį, kad skundžiasi, kad prasiduria. Tai yra užsilipus ant šakos, ant aštresnio daikto prasiduria padas. Taigi Norfinas paėmė ir patobulino šitą reikalą. Prie EVA bato priklijavę guminį padą ir dar įdėjo tokį aparačiuką, kuris mažina slydimą. Aš manau, tai smarkiai padidina būtent bato vertę. EVA medžiaga, kaip žinom, porėta, todėl jinai pati kaip izoliatorius, viduje įdėtas įdeklas, vėlgi izoliuojantis, padarytas su tinsuleit, ne šiaip su kokia nors vata. Manau, vertingas sprendimas ir pasiteisins šiemet. Tačiau pagrindinis akcentas šiandien būtų akų batai. Tai yra batai, kurios aviu jau antrus metus. Bandžiau prie -17, gan sėslio žvejybai, kur daug nevaikščiau, praktiškai sėdėjau. Galiu užtikrinti, kad su stora kojine komfortas neįtikėtinas, ta prasme ir šilta. Ir kasdieną vėt galiu visą dieną, kojinė pavargsta. Kojinė pavargsta kodėl? Todėl, kad italai gamina batus skirtus trekingui. Tai yra gaminami pagal
Kurpalius gaminamas pagal būtent kojos anatomiją, taip kaip turi atrodyti, kad kuo glaučiau apgultų, kuo būtų patogiau ir kad žmogus visą dieną nepavargtų. Taigi, gaminant šios batus naudojama Injection Last Technology, tai yra ant kurpaliaus dedamas tas visas batas, susiūtas, su Gore-Tex membrana, rankiniu būdu suvarstoma pilnai, taip kaip atrodytų turėtų ant kojos. Ir tada statoma štai tokį, tai yra vibramo padas pats, pado medžiaga, tai yra tas skeletas vadinamas, kuris palaikys formą, ir ta medžiaga, kuri formuoja visą padą ir užlydo. Ir visą tai dedama į aparatą ir užlydama karštojo būdu. Gaunamas štai toks rezultatas, nenaudojama klijai, tai yra vulkanizacija, minimali pratekėjimo galimybė. Tada, kas labai svarbu Injection Last technologijai, tai yra šitas batas su to kurpalium laikomas iki pilno atvėsimo ir pilno susiformavimo, tam, kad jeigu anksčiau išėmus, batas praras būtent kurpaliaus formą ir jau bus toksai, paprastas. Tuo tarpu, išlaukiant, kol jisai pilnai atvės, jisai išlaiko formą, tada jau atvarstama ir turim štai tokį patogų batą. Kokie dar privalumai? Tai yra Gore-Tex membrana, kas be ko šiuolaikinėse batose neišvengiama, tai yra pilnas neperšlampamumas, galima ir sėdėti šlapiam sniege ir per balą persibristi, jokių problemų nebus. O didžiausias privalumas, kodėl jie žiemą, tai yra PrimeLoft pašiltinimas. Izoliacinė medžiaga sugalvota Amerikoje, kaip po žąsies pūkų atkaitalas, daug lengvesnis už žąsies pūkus, plus jisai yra visiškai nealergiška medžiaga. Nuo žąsies pūkų, matomai, žmonės atsirasdavo kai kurios alergija. Naudojamas ne tik avalynėje, naudojamas štai rūbose, kaip matote. Dėviu šitas striukę jau 2 metai, 3. Ir taipogi naudojama patalinės gamyboje irgi kaip pūkų pakaitalas. Jis yra lengvesnė už pūką, jis visiškai nelaiko savyje vandens, tai yra netgi ir per jėgą pripumpavus čia vandens, jis džiūva, N kartų greičiau negu natūralus pūkas. Taipogi jis yra labai kompaktiška, tai yra šitas striukas susipakuoja štai tokį guzą, visiškai nedidelį, išleidus visą orą. Na ir kodėl jinai šilta, ogi todėl, kad labai smulki struktūra jos. Tai yra daug oro kišenių, daug daugiau negu bet kokio kitoje izoliacinėje medžiagoje. Ir tas -30 yra uždėtas ne šiaip sau. Tai yra patvirtinta Šveicarijos institutuose, kad kažkiek bent jau minimaliai judant, prie -30 žmogaus koja tikrai nesušals. Taigi, o pasirinkimas yra štai toks, yra 2 modeliai. Vienas, kur daugiau yra verstos odos, kitas, kur daugiau sintetinės medžiagos, tačiau jos nereikia bijoti, jinai labai atspari trinčiai, mechaniniam kažkokiam pažeidimam. Ir spalvų pasirinkimus. Taipogi rasite Salmo parduotuvėse ir moteriškų variantų. Na, jeigu jau užsiminėm apie mūsų ateitį, apie mūsų vaikus, kurie tikrai pagaus žuvį ir paleis ir vandens telkiniuose jų bus, tai turime labai gražią dovaną surinktą Norvegijos Bergeno žvejų klubo, žvejų mėgėjų mūsų ten išvažiuojusių draugų. Jie skiria Lietuvos vaikams 3 gražius prizus, 3 pinigus, sunkesniai, lengvesniai žvejybai. Iš tikrųjų graži dovana ir mes kviečiame jūs dalyvauti mūsų konkurse. Vaikai, siūskite savo nuotraukas, aprašymus, savo laimikų nuotraukas, sakykite, va, taip mes pagavome, tai vas išgaudėme, štai mano nuotrauka didžiausias arba pirmos rimčiausios žuvies gyvenime. Ir jūsų lauks štai šie 3 puikus, gražus, kaip jau sakiau, Bergeno Norvegijos žvejų mėgėjų lietuvių dovana jums. Siūskite savo nuotraukas, istorijas mums adresu vienam gale @gmail.com. Mes lauksim ir būtinai parodysime per teleką. Nu va ir viskas, šiandien ką mes norėjom parodyti laidoje, gerai pailsėjom su bičiuliais. Gerai buvo, ar ne? Gerai buvo. Ir norim visus dar kartą pasveikinti su artėjančiom šventėm. Gražių kalėdų, susitiksim dar prieš naujus, neturit ką veikti, važiuokit prie jūros. Iš tikrųjų čia smagu. Nei žvyno, nei uodegos.